Būkite pasveikinti ir palaiminti, mėly Marijos radijo klausytojai. Su jumis bendrauja šitą pusvalandį kunigas Antanas Matusevičius, Šakių Švento Jono Krikšto parapijos klebonas, o laida, kurioje mes visi dalyvaujame, Dievas gydo. Šią katechezę pavadinau Ecce Homo. Šie žodžiai skirti Viešpačiui Jėzui ir juos ištarė Romos vietininkas Jeruzalėje, Poncijus Pilotas, galbūt norėdamas apeliuoti į izraelitų jautriasias sielos jėgas, kad jie pasigailėtų savo karaliaus, Viešpaties Jėzaus, savo mokytojo, Dievo sūnaus, savo mesijo, kurio net pažino. Jėzus nuplaktas, pažemintas, erškėčiais vainikuotas į rankas, Jėzui įduota nendrė, kaip patyčių objektas. Bet sakydamas to žodžius Ecce Homo, štai žmogus, Romos vietininkas iš tikrųjų pasakė pačią Jėzaus esmę. Tai Dievas, kuris tapo žmogumi, kad mus išganytų, kad mus atpirktų. Įrodydamas į tokį silpną, pažemintą, atmestą, paniekintą, nuplaktą, sumuštą, apspjaudytą, paniekos vertą atrodytų Jėzų, jis pasakė, kad Jėzų išsipildė visų žmonių lūkesčiai ir kad Jėzaus asmenyje kiekvienas žmogus, kuris ypatingai kenčia, kuris ypatingai yra atmestas, paniekintas, su žemėm sumaišytas, visokiausiom prasmėm sumuštas, apspardytas, subjaurotas, gal žmogaus vardo nevertas, į žmogų nepanašus, kad kiekvienas žmogus gali save sudapatinti su šiuo žmogumi, kurį tikrai galima ir reikia ir būtina rašyti didžiąją raidę. Štai žmogus, tai galima sakyti, kad šita katechezė bus apie Jėzų, bet taip pat galima sakyti, kad šita katechezė bus apie kiekvieną žmogų. Nes mes visi esame bjaurojami. Iš visų mūsų tyčiojimuose. Mes visi esame atmetami kaip Jėzus. Mes visi patiriam visokiausių neteisingų su mumis santykių, tiek žvilgsnio lygmenyje, tiek mimikos gestų išraiška mus pasiekiančių, tiek visokiais nutilėjimais ar net žodžiais. Ir turbūt kiekvienas patiriam visokio smurto formų, tiek dvasinio smurto, tiek tokio psichologinio, tiek ir, ką čia slėpti, fizinio smurto. Gyvename tokioj bendruomeniai, kuri gyvena atmetimo kultūrą, atmetimo tikrovę. Dievas nuolatos atmetamas, žmogus nuolatos atmetamas. Net mes patys save dažnai atmetame. Tai dėl to mums žiūrėti į Viešpatį Jėzų ir prisiminti tuos Piloto pasakytus žodžius Ecce Homo yra išganinga ir prasminga. Juoba, kad ir tekstas, kurį tuoj paskaitysiu, kalba apie Viešpatį Jėzų, kuris yra tikroji išmintis ir kuris yra tikrasis žmogus. Tekstas iš 1 laiško Korintiečiams 2 skyriaus 1-5 eilutės. Paulius į Korinto krikščionis kreipėsi. Kai pas jūs, broliai, lankiausi, aš atėjau skelbti jums Dievo liudijimo neiškalbingai žodžiais ar išmintimi. Netgi buvau pasiryžęs jūsų tarpe nežinoti nieko kito, kaip tik Jėzų Kristų ir tą nukryžiuotą. Aš buvau pas jūs silpnas, virpantis iš baimės. Mano kalba ir mano skelbimas pasižymėjo neįtikinančiais išminties žodžiais, o dvasios ir Dievo galybės parodymu, kad jūsų tikėjimas remtųsi ne žmonių išmintimi, bet Dievo galybę. Taigi, kaip matome, Paulius kalba visai nepataikliai, nenorėdamas įtikti ir visai nieko nevaizduoja, nieko neapsimeta. Žmogus kalba, kaip yra iš tikrųjų. Pabrėžia, kad buvau silpnas, kad visas drebėjo, virpėjo iš baimės, nenoriu nieko pažinti, kaip tik tai Kristų ir tą nukryžiuotą. Vienu žodžiu, tiek save rodo, nelabai gražų, gal nelabai primtina, ir Jėzų rodo, pranašo Izaijo žodžiais tariant, kuriame nebuvo gražumo, nei išvaizdos. Nepamėgo mes jo veido. Tai tas, nuo kurio nusigręžiama, tai tas, į kurį nesinori žiūrėti. Nebuvo išvaizdos nei grožio. Vis dėlto Paulius labai stipriai liudija, kad nenorėjau nieko pažinti jūsų tarpe, būdamas kaip tik tai Jėzų Kristų ir tą nukryžiuotą. Būtent patys silpniausia Jėzų. Bet tai yra geroji naujiena ir tai yra Pauliaus, ir ne tik Pauliaus, bet visos Evangelijos širdis, nukryžiuotas Jėzus yra tikrasis nugalėtojas. Tikras Dievo meilės, Dievo išminties ir Dievo galybės apsireiškimas. Netgi viršūnė. Dievo galybės viršūnė. Nes Paulius turėjo išmokti tą pamoką. Matyt, ilgai kontempliuodamas Jėzų nukryžiuotą,
kad Dievo galybė geriausia veikia per žmogaus silpnumą. Mes matome atperkantį, išgydantį, išlaisvinantį, amžiną gyvenimą dovanojantį, pragarą nugalinti galybė pasireiškia nukryžiuoto karaliaus Jėzaus Kristaus silpnumu. Tai didelis slėpinys ir tame didelė jėga. Labai gražiai apie kiekvieno žmogaus vertingumą, kuris kyla iš viešpaties Jėzaus, nes kiekvienas žmogus yra pašauktas priimti viešpatį Jėzų, kuris tapo išmintimi, atpirkimu anot Pauliaus, pašventinimu, tiesa keliu, vieninteliu keliu, per kurį vienintelį nueiname į dangaus karalystę anot švento Jono apaštalo ir evangelisto. Taigi, kiekvienas žmogus žmogumi tampa priimdamas tikėjimu ir atgimdančiu nuvalančiu šventosios dvasios veikimu. Čia bažnyčia taip kalba Pauliaus žodžiais pasinaudodama iš laiško Efeziečiams apie Krikšto sakramentą. Kiekvienas žmogus tampa, priimdamas tai, ką dėl jo padarė Jėzus Kristus, Jėzaus kančią, Jėzaus mirtį, Jėzaus prisikėlimą ir atiduodamas Jėzaus savo širdį ir savo gyvenimą. Tai dėl to žmogaus vertingumas kyla iš Dievo, nes kiekvienas žmogus sukurtas pagal Dievo panašumą ir paveikslą, ir dėl kiekvieno žmogaus antrasis švenčiausias trejybės asmuo įsikūnijo, tapo žmogumi ir gimė iš mergelės Marijos, ir dėl kiekvieno žmogaus Jėzus kentėjo prie Poncijos Piloto. Dėl kiekvieno žmogaus Poncijus parodė į Jėzų ir sakė, štai žmogus. Ir mes dėl to galime kiekvienas save sutapatinti su Jėzumi. Iš Jėzaus semtis kantrybės, išminties ir gyvybės, kaip giedama vienoje Juknytės giesmėje, kasdien po kryžium iš naujo stoju kasdien, gyvybės semti iš mirties kasdien. Taigi, tegul kalba šventas tėvas popiežius Benediktas XVI, kuris kalba apie Dievo grožį, apie Dievo garbę ir orumą ir taip pat tobuliausio Dievo kūrinio žmogaus, Dievo sūnaus, Dievo dukters garbę ir orumą. Žmogus bus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, sako popiežius Benediktas XVI. Jame susijungia dangus ir žemė. Per jį Dievas įsiskverbia į savo kūrinyje. Žmogus yra tiesiausias kelias pas Dievą. Kiekvienam ypač tinka senosios sandoros Dievo žodis. Pašaukiau tave vardu, tu esi mano. Dievas pažįsta ir myli kiekvieną žmogų. Kiekvienas yra Dievo norėtas. Kiekvienas pagal Dievo paveikslą. Iš čia kyla vis apimantis ir giliausias žmonių vienybės pagrindas. Kiekvienas mūsų realizuojame autentišką Dievo planą, kylantį iš tos pačios kūrybinės Dievo minties. Dėl to Biblijoje sakoma, jog tas, kuris kėsinasi į žmogų, kėsinasi į paties Dievo nuosavybę. Žmogaus gyvybė yra ypatingai Dievo globojama. Iš esmės kiekvienas žmogus, kad ir kas būtų, vargšas ar turčius, niekam nereikalingas ar visų vertinamas, jau gimęs ar dar tik gimsiantis, ligotas, kenčiantis, nepagydomas ar sveikata trykštantis, kiekvienas yra Dievo paveikslas, nes jis turi Dievo alsavimą. Štai giliausia žmogaus orumo neliečiamybės priežastis, kuria galų gale remiasi kiekviena civilizacija. Ten, kur žmogus nebelaikomas Dievo globotiniu, turinčių Dievo alsavimą, jis imamas vertinti pagal tai, kiek yra naudingas. Tuomet ir kyla žmogaus orumą naikinantis barbariškumas. Ir galima sakyti, mėly broliai sesės, Marijos radijo klausytojai, kad pasaulis, kuris yra velnio pavergtas, arba netgi teisingiau velnias, kuris pasaulį laiko savo nagose, jeigu taip galim pasakyti, stengiasi išniekinti Dievo kūrinyje ir išniekinti tobuliausią, gražiausią Dievo paveikslą ir panašumą – žmogų. Ir pragaras stengiasi Jėzų sunaikinti. Ir turbūt pragaras triumfavo ar bandė triumfuoti, kai Jėzus buvo taip pažemintas, Pilotų įskūstas, išduotas, mokinių netgi, vieno mokinio netgi parduotas, nuplaktas, apspjaudytas, kurį Pilotas parodė kaip tikrą žmogų. Pragaras tikriausiai tada triumfavo. Jautė, atrodė pragarui, kad tai yra jo pergalės ir Dievo bei visos žmonijos kūrinijos pralaimėjimo valanda. Pragaro tariamas triumfas pavirto į patį tikriausią pragaro pralaimėjimą. Ir tariamas Jėzaus pralaimėjimas, čia noriu pacituoti vieną kunigą, kuris ant savo pirmicinio paveikslėlio užrašė labai gražius ir prasmingus žodžius, turbūt įkvėptus apaštalo Pauliaus. Žinome, ką tikime, o jis, tai reiškia Jėzus, kaip anuomet ant kryžiaus,
nors tariamai įveiktas ir nugalėtas, vis dėlto yra pati pergalė. Taigi mes matome, kad viešpats Jėzus išsprendžia skaudžiausias problemas, praeities, dabarties ir ateities visas problemas per savo silpnumą, per laisvanorišką kančią, per meilę, kuri veda į kančią, per meilę, kuri veda jį į gyvybės paguldymą. Nes Jėzus sakė, nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Ir mes matome, kad tos pastangos, kurios tęsiasi kiekvienoje kartoje ir turbūt tęsiasi iki pat laikų pabaigos, kai viešpats Jėzus ateis kaip galingas ir garbingas dangaus ir žemės valdovas, tikras žmogus ir tikras Dievas, o Jėzuje susijungia gražiai viename dieviškame asmenyje dvi prigimtys, būtent dieviška ir žmogiška. Taigi laikų pabaigos vyksta kova. Kova tarp dangaus ir pragaro. Pragaras nori žmogų nuvertinti, sunaikinti, subjauroti, o dangus stengiasi žmogaus orumą kaip galima labiau pabrėžti, įskleisti, kad kiekviename žmoguje vis gražiau, pilnatviškiau būtų matomas dangiško tėvo veidas. Nes Jėzus sakė, aš esu tėvo paveikslas, kas mato mane, mato tėvą. Taigi, kas įsižiūri viešpatį Jėzų, kas nori susitapatinti su Jėzumi, kas nori jam save atiduoti, tas iš tikrųjų atspindi Dievo grožį. Tikrai to žodžio prasme tame žmoguje Dievo panašumas ir paveikslas pradeda spindėti, Dievo šlovę liudyti. Tačiau, kaip jau minėjau, pragaras nenori, kad žmogus būtų Dievo panašumas ir paveikslas. Visai stengiasi žmogų subjauroti. Ir labai svarbu, kad mes įsiklausytume į tas mintis, kurias mums pateikia jėzuitų kunigas ir vienuolis iš Lenkijos Józef Augustin. Nežinau, ar knygoje, ar kokiame straipsnėje, turbūt knygoje Švet liudskich učiuč, žmogiškų jausmų pasaulis, šis dvasininkas kalba. Jei žmogus nepažįsta savo netvarkingų nuostatų ir pamažu jų nekeičia, jos įsitvirtina ir tampa esminiais, nors ir nesąmoningais viso žmogiško elgesio motyvais. Žmogus tada tarnauja pats savo vidiniai netvarkai, net jei subjektyviai jam atrodo, kaip palyginime apie fariziejų ir muitininką, kad jis tarnaujas Dievui visa širdimi, visa siela ir visų protu. Tarnauti Dievui visa širdimi gali tik laisvas arba bent atkakliai vidinės laisvės siekiantis žmogus. Pažįstame save visą netvarkingų jausmų pasaulį, kad taptume visiškai laisvi ir todėl geriausiai pasirengę ieškoti ir rasti Dievą bei jo valią visame kame. Jėzus sako, pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Mus išlaisvina tiesos apie mūsų vidinę netvarką ir gydančią Dievo meilę pažinimas. Žmogaus stabais gali tapti ne tik šalia jo esantys dalykai. Turtas, pasisekimas, jausminiai malonumai, bet taip pat tam tikros vidinės nuostatos, užsisklendimas, perdėtas rūpestis ir baimė dėl savęs, melancholija ar liūdesys, priešiškumas ir nepakantumas kitiems. Bet žmogaus stabas pamažu tampa jį pražudančių demonų. Čia cituojamas anglų rašytojas krikščionis Liujis. Žmogaus stabas pamažu tampa jį pražudančių demonų. Lengvesnio gyvenimo pažadas, kurį duoda užsidarimo savyje demonas, kaip ir kiekvienas piktosios dvasios pažadas, tai yra grynas melas. Užtenka atidžiai pažvelgti į gyvenimą, moko kunigas jėzuitas Józef Augustin. Ir iš tikrųjų, sekdami šiandien mūsų nagrinėjimu Švento Pauliaus laiško korintiečiams tekstu, mes galime matyti, kad apaštalui Pauliui visai nerūpi, kaip jisai atrodo, ką žmonės pagalvos, ir jisai visiškai neieško savęs. Jam nesvarbu, o jeigu svarbu, tai jis moka tą norą ar troškimą, ar gal net ir poreikį, paukoti viešpačiui, įsižadėti jo, taigi jam nėra svarbu, ką žmonės galvos, kaip žmonės jį priims, nepriims, jam svarbu paliudyti Jėzų Kristų. Paliudyti Jėzų Kristų nukryžiuotą, kuris yra tikroji pergalė. Nes tik per šitokį tiesos skelbimą, kuris apima žodį ir asmeninį liudijimą, žmonės gali patirti Dievo išlaisvinančią ir perkeičiančią dvasios galybę. Nes mes žinome, kad atpirkimas, sutaikinimas tarp žmogaus
ir Dievo įvyko būtent per Jėzaus silpnumą, būtent per Jėzaus kryžių, būtent per šitą meilę, kuri pasiekė gražiausią išraišką Jėzui kenčiant ir mirštant, tai reiškia visiškai save atiduodant ir paukojant. Todėl šitas Pauliaus sakymas, kad dvasios ir Dievo galybės parodymas ateina ne per įtikinančius žodžius, bet per tam tikrą silpnumą, kad jūsų tikėjimas remtųsi ne žmonių išmintimi, bet Dievo galybę. Apaštalas iš tikrųjų yra tas žmogus, kuris pažino, jog Dievo galybė geriausiai veikia per jo silpnumą. Jis yra tas žmogus, kuris patyrė Dievo išminties išliejimą, kuris patyrė susitikimo su Dievu galią, perkeičiančią galią. Nes jeigu Paulius nebūtų kelyje Damaską pažinęs viešpaties Jėzaus, nebūtų Jėzaus užkalbintas, jis tikriausiai ir būtų savo klaidoj pasilikęs. Ir būtų niekados netapęs brandžiu žmogumi. Niekados nepasiekęs to idealo, kurį turėjo Dievas jį pašaukdamas, leisdamas jam gimti. Taigi mes matome, kad žmogui reikalingas tam tikras silpnumo atpažinimas, žmogui reikalingas tam tikras pralaimėjimas, tam tikras liepto galo prieimas. Žmogui iš tikrųjų naudingos ir būtinos yra tam tikros krizės, kada žmogus iš tikrųjų susidūręs su realybė yra priverstas arba pats imasi iniciatyvos, deda pastangų susigaudyti tikrovėje, pamatyti, kas vyksta, suprasti, ko iš jo nori Dievas, pamatyti tas kliūtis savyje arba išorėje ir priimti teisingus sprendimus, šauktis Dievo, kad galėtų būti išgelbėtas, kad galėtų pradėti viską iš naujo. Taigi priimti realybę, tokią kokia jinai yra, nėra lengva. Čia Paulius šitame laiške kalba apie Dievo silpnumą ir kalba apie tai, kad man labai svarbu buvo pažinti jūsų tarpe Jėzų Kristų nukryžiuotą. Man buvo tai svarbiausia. Aš buvau tai susitelkęs. Ir tikriausiai Paulius visą laiką stengiasi tuo gyventi. Tikriausiai Paulius stengiasi visą laiką būti atsidavęs Jėzui. Nes viename laiške rašė, kad nenoriu nieko kito pažinti, kaip tik Jėzų nukryžiuotą, dėl kurio man pasaulis yra nukryžiuotas ir aš pasauliui. Norėčiau pateikti, mieli Marijos radijo klausytojai, vienos moters, Martos Ruben, gyvenimo liudijimą. Jos visas gyvenimas yra nuostabus liudijimas, kaip Dievo galybė veikia per labai silpną, per labai trapų žmogų. Marta Ruben gimė 1902 metais Prancūzijos kaimelyje. Nežinau, kaip tiksliai paskaitysiu, kaip man atrodo, kaip aš sugebu. Châteauneuf de Galon. Buvo paprasta kaimo mergaitė, kurią 26-aisiais jos gyvenimo metais ištiko visiškas paralyžius ir aklumas. Jos kentėjimai tęsėsi visą gyvenimą. Kiekvieną penktadienį per 50 metų kentėdavo Kristaus kančią. Nevalgė, negėrė, nemiegojo. Gyvybę palaikydavo vien Eucharistija. Visiškai atsidavusi Kristui, savo kūne priėmė Jėzaus žaizdas stigmas. Jos kančia ir auka nešė daug vaisių. Po visą pasaulį pasklido jos įkurtas meilės liepsnelių judėjimas, bendrijos. Ji buvo keleto didelių Prancūzijos bendruomenių kūrimo pradininkė, viena iš pradininkių. Nors negalėdavo pajudėti ir buvo priversta gulėti savo mažame kambarėlyje, lovelėje, jis sugebėjo priimti 1000 žmonių iš viso pasaulio, jiems patarnaudama kaip dvasios vadovė. Raimond Paje apie rašo, visas Martos gyvenimas buvo nelyginant iš smilkytuvo dangun Dievo link kylantys smilkalai. Jos gyvenimas buvo kaip šventos mišios. Jame skambėjo įžangos priegiesmis. Pradžioje džiugus, o paskui pilnas širdgėlos. Jos gyvenime buvo girdimas Dievo žodis, tragiškas aukojimas ir komunija su dangumi. To gyvenimo tęsinys yra išsiuntimas į misijas, kurios pasirodė labai vaisingos ir kurios iki šiol tebesitęsia. Marta Ruben mirė 1981 metais ir daugelio, kurie ją pažinojo, laikoma šventąja. Savo laiškuose ši kilni moteris gražiai rašo apie mišių aukos ir žmogaus gyvenimo vienybę. Štai atkarpėlė iš vieno ar kelių jos laiškų. Kiekvieno krikščionio gyvenimas yra mišios ir kiekviena siela šiame pasaulyje yra ostija. Paklausykime, ką kalba šventas Augustinas.
Neieškokite ostijos, kurios jums reikia išorėje. Ta ostiją surasite savyje pačiuose. O šventas Paulius baigė tą pačią mintį sakydamas laiške romiečiams: maldauju jūs aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui malonę auką. Marta Ruben tęsė: girdėjai, tu pati esi tavo aukos, tavo mišių ostija. Tai tu ir viskas, kas esi, ką turi, ką darai. Kunigas paima į savo rankas ostiją ir ją aukoja Dievui. Tu irgi turi aukoti Dievo ostiją, kur yra grinai dvasinė. Tai tu pati. Paimk save pačią ir visą save be išlygų paaukok Dievui, kartu su Jėzumi, dieviškąja auka, kuri be paliovos aukojimo visų išganimui. Paimk savo kūną ir visas jo galias, savo sielą ir visas jos mintis, savo valią ir visus jos troškimus, savo širdį ir visus jos jausmus. Paimk visą gyvenimą, kiekvieną dieną, visus darbus, kentėjimus, kovas, gerus darbus ir pasakyk Dievui: viešpatie, visą tai atiduodu tau. Aukoju visą tau, vienydamasi su mano Jėzumi, per mano motinos nekalčiausią širdį. Drauge su tavo kunigu ant šventos altoriaus aukos. Ir tęsia: tą savęs paaukojimą atlik pilnutinai, besąlygiškai ir džiugiai. Nedaryk kaip Kainas, kuris viešpačiui aukojo kas menkiausia, bet aukok Dievui tai, ką turi geriausia. Geriausia savo sieloje, geriausia tavo širdyje, geriausia tavo gyvenime. Neselk kaip Ananijas ir Safyra, kurie norėjo pasilikti savo gerybių, bet paaukok Dievui visą savo ostiją. Aukok jam visą tai, kas esi, ką turi ir ką darai. Nepasilik savo visiškai nieko. Galėtume apibendrinti tai, ką išgirdome iš šios kilnios moters, žvelgdami jos visą gyvenimą, kuri daugiau kaip 50 metų buvo ištikta ligos ir negalės, bet buvo labai linksma, šviesi. Daugelis žmonių pas ją ateidavo ne jos paguosti, ne jos nuraminti, bet patys pasiguosti, sustiprėti, gyvenime gauti patarimą ar naują kryptį. Daugelis prie jos atsiversdavo, įtikėdavo, atnaujindavo savo santykį. Daugelis prie šios šventos moters kryžiaus, jeigu taip galim pasakyti, prie šios kenčiančios su Jėzumi besivieniančios moters artumoje atrasdavo savo pašaukimą. Taigi, Marta gyveno trokšdama visiškai Dievui atsiduoti ir tuos atsidavimo aktus vis atnaujindavo. Būdama tapdama, šią padėjau tiesiog lygybės ženklą, būdama vis labiau tapdama mažąją meilės ostiją, nepaprastu ir pranašišku būdu įgyvendino tai, ką vėliau Antrasis Vatikano susirinkimas apibūdina kaip visuotinę pasauliečių kunigystę. Ir turbūt neatsitiktinai į mano rankas pateko šiandien vienas iš tekstų Antro Vatikano susirinkimo, kurį norėčiau jums pacituoti. Čia dogminė konstitucija apie bažnyčią Lumen Gentium. Taip kalba apie tą visuotinę ar bendrąją tikinčių kunigystę. Taigi ši bendroji tikinčių kunigystė, kaip moko mus motina bažnyčia, ir tarnaujamoji arba hierarchinė kunigystė skiriasi ne tiek laipsnių, kiek esme, tačiau yra viena kitai pašvestos. Ir viena ir kita savitų būdų dalyvauja vienoje Kristaus kunigystėje. Įšventintas kunigas savo turimą šventąją gale ugdo ir veda kunigiškąją tautą. Atstovaudamas Kristaus asmeniui aukoja eucharistinę auką ir visos tautos vardu atnašauja ją Dievui. O tikintieji savo karališkąją kunigystę susijungia Eucharistijos aukoje ir tą kunigystę išreiškia sakramentų priėmimu, malda bei padėka, švento gyvenimo pavyzdžiu, savęs išsižadėjimu ir veiklia meile. Galime matyti, mėly Marijos radijo klausytojai, kad Dievas moka, nori ir gali priimti kiekvieno žmogaus auką. Jam brangus kiekvienas žmogus. Jam brangus netgi mažiausias, su didelė meile, kaip mokė motina Teresė, paaukojimas to žmogaus apsimarinimas, kokia nors kančia.
Motina Teresė, kurią dar šiandien cituosiu, vieną progą yra pasakiusi, kad netaip svarbu daryti didelius darbus, kiek svarbu daryti, kad ir mažus darbus su didelė meile. Taigi, jeigu mes aukojame ypatingai vienydamiesi su viešpačiu Jėzumi per jį, su juo ir jame, kaip vienoje liturgijos mišių aukos maldoje kalbama, jeigu aukojamės vienybėje su viešpačiu per Kristų, dangiškam tėvui, šventoje dvasioje atiduodame pridarančią garbę ir jungiame savo, kad ir mažiausius kentėjimus, bet tame dalyvauja mūsų širdis, mūsų valia, mūsų jausmai, kitaip sakant, tai nuoširdžiai darome, viešpatį pagarbinam ir daugybę malonių ne tik savo, bet ir kitiems žmonėms laimime. Šiandien perskaičiau vienos moters liudijimą, kuris gražiai papildo ir pratęsia tai, apie ką mes šiandien kalbame, būtent apie tai, kad dažnai per mūsų silpnumą galingai pasireiškia Dievo malonė ir vyksta nuostabus pokytis. Tas liudijimas pavadintas vardynų Eucharistija. Liudija moteris, kurios vardas Magdalena, būtent tą tokią nuostabę Dievo meilės malonės dovaną įgavo savo vardynų dieną. O tos vardynos, tas vardadienis, šventos Magdalenos diena, buvo šitai moteriai labai skausminga, nes jinai buvo atleista iš darbo, kuriame nuoširdžiai dirbo daugybę metų, kurį mėgo, kurį, galim sakyti, net pavyzdingai atliko. Bet ne tik tai, kad buvo atleista iš darbo, po keletos dienų jos laukė susitikimas su žmogumi, kuris jai pasakė šitą skaudžią žinią. Bet ir tai, kokiu būdu jinai buvo atleista, nes nuo jos nusigręžė nemažai jos kolegių ir ta pati forma, kuria buvo pristatyta žinia, kad jinai bus atleidžiama, jos netenkino, ją labai skaudino, nes matyt, ta informacija, kuri buvo pateikta, ne visiškai atitiko tiesos, ne tai buvo pateikta, kaip ji laukė, kaip buvo to verta. Vienu žodžiu, labai įsiskaudino šita moteris. Ją labai žeidė pats atleidimas, ją labai žeidė ta forma, kuria jinai buvo informuota ir draugė jos bendruomenė buvo informuota. Ją labai skaudžiai žeidė ir tai, kad jos daugelis kolegų nuo jos nusigręžė, nebenorėjo su ja bendrauti. Taigi po vardynų, po keletos dienų jos laukė susitikimas su tuo žmogumi, kuris pristatė visai jos bendradarbių bendruomeniai šitą ją skaudžiai palietusią tikrovę. Grįždama iš darbo namo, jinai ėjo pro bažnytėlę ir labai norėjo savo vardynų dieną susitikti su Jėzumi Eucharistijoje. Norėjo švęsti savo vardadienį su Jėzumi, Eucharistijoje priimti šventąją komuniją. Ir kaip ji buvo nustebinta, nemaloniai nustebinta, kai atėjusi į bažnyčią pamatė tą žmogų, kuris suteikė jai tiek skausmo. Buvo tiesiog šokiruota, negalėjo tą žmogų žiūrėti. Norėjo su to žmogum susitikti, pasikalbėti, bet jautė ir pripažino tą tikrovę, kad tai viršė jos jėgas. Jinai nėra tam pasiruošusi, bent jau šiandien. Tiesiog užvirė jo širdis įvairiausiais jausmais, ir nuoskauda, ir gal kartėlis, gal ir pyktis. Suprato, kad Eucharistijoje dalyvauti tokios būsenos galbūt jai nėra tikslo, nes atleisti, priimti to žmogaus negali. Tačiau labai norėjo dalyvauti Eucharistijoje. Labai norėjo priimti šventą komuniją. Labai norėjo atleisti, labai norėjo pasikeisti, bet turėjo pripažinti, kad šiandien savo jėgomis niekaip to negalės padaryti. Ir tada pradėjo melstis, kelti viešpačiui, atiduoti viską, ką jaučia, savo skausmą, savo nuoskaudą, kartėlį, gal baimę, spręsti problemą, gal nenorą. Meldėsi už save ir už tą žmogų, prašė, kad Jėzus ateitų į tą situaciją, kad Jėzus keistų ją ir jos skriaudėją, jeigu taip galim pasakyti. Labai nuoširdžiai sukalbėjo Tėve mūsų maldą, meldėsi visą širdim, meldėsi nuoširdžiai, meldėsi sąmoningai, įsijausdama, įsigyvendama į to žodžius, ypatingai atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir tos mišios tikrai buvo ypatingos, ypatingą viešpaties malonę patyrė, ypač po šventos komunijos patyrė, kad ir visiškai išlaisvinta, kad jos visa ta našta, visa ta gėla, visas tas skausmas, sielvartas, tarsi ranka paimtas, nes Dievas ir paėmė visą tą nuoskaudą, visą tą jos skausmą. Netgi pajautė turbūt pats gražiausias tos Eucharistijos vaisius buvo, pajautė, kad gali prieiti prie to žmogaus ir susitarti dėl susitikimo, kad galėtų apie viską pakalbėti. Ir kaip po keletos ar keliolikos valandų
kitą dieną susitiko su to žmogumi, praleido tikrai ilgą laiką, gal net keletą valandų, galėjo kalbėti laisvai, tiek tas žmogus, tiek ji, ir suprato, kad tam žmogui irgi nepavyko visko galbūt pristatyti taip, kaip reikėjo, buvo neteisingai informuotas, apie kažką buvo nutilėta, kažkas gal ne taip buvo pateikta, vienu žodžiu. Tas žmogus galėjo paaiškinti situaciją, kad visai nenorėjo taip įskaudinti, visai nenorėjo taip pažeminti ar taip pristatyti visą tą reikalą. Moteris galėjo irgi kažką pasakyti, ką jautė, kad reikia pasakyti. Jie buvo kolegos, darbo draugai daug metų. Ir moteris liudija, kad po tų mišių, po to, kaip apsisprendė atleisti, ji patyrė, kad su to žmogum tapo dar artimesnė. Dar ta bendrystė tapo nuoširdesnė ir tikresnė. Po kiek laiko netgi pamatė, kad visa tai, kaip pasisuko jos gyvenimas, tas atleidimas iš darbo, buvo tam tikro Dievo plano dalis. Suprato, kad jinai turėjo anksčiau ar vėliau padaryti tam tikrus sprendimus ir tiesiog Dievas visame tame dalyvavo. Bet turbūt gražiausia, kad patyrė, jog Eucharistijoje, kur žmogus dalyvauja su dabartinime Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo, vyksta nuostabus žmogaus išgydymas ir perkeitimas, jeigu žmogus priima savo silpnumą ir prašo Dievo pagalbos. O dabar, pačiai pabaigai, kaip jau sakiau, noriu paskaityti motinos Teresės. Labai man patinka šita moteris. Jos tikras žmogiškumas, jos tikra meilė ir tikras tikėjimo liudijimas. Tikiu, jog iš paties dangaus ateina žodžiai, kuriais jinai kreipiasi į savo sesutes, bet per jas kreipiasi kiekvieną iš mūsų. Taigi savo sesėms, vienuolėms, motina Teresė duoda tokius patarimus, kurie giliu mano įstikinimu kyla iš šiandienio mūsų skaityto ir nagrinėto žodžio. Iš šios vietos, galim sakyti, jie kyla. Šitas žodis duoda jiems šviesą ir gyvybę. Nukryžiuotas Jėzus. Žmogus. Tikrasis žmogus, Jėzus. Apie save kalbėkite kuo mažiau. Nesikiškite nei savo reikalus. Nesmalsaukite. Nesistengkite tvarkyti kitų žmonių reikalų. Priimkite kritiką ir pastabas. Netyrinėkite kitų žmonių klaidų. Nekaltai apkaltintos nepykite. Nusileiskite kitų valiai. Negalvokite apie įžeidimus ir nuoskaudas. Būkite ramios, kai jūsų nepaiso, ar jūs užmiršta, kai jūsų nemėgsta. Net tada, kai esate provokuojamos, išlikite malonios ir švelnios. Nesitikėkite, kad jūs labai mylėtų ar jumis žavėtųsi. Niekada nežeiskite kito žmogaus orumo. Nusileiskite ginčuose net būdamos teisios. Visada rinkitės sunkiausią kelią. Mes matome, kad motina Teresė ėjo šiuo keliu. Vaisiai buvo patys nuostabiausia. Atsidavimo, visiško savęs atsidavimo ir absoliutaus, visą apimančio pasitikėjimo Dievo apvaizda keliu. Vaisiai po šiai dienai yra nuostabus. Motina Teresė jau danguje, o jos įkurta meilės dukterų kongregacija gausiais pašaukimais visame pasaulyje garsėja. Bet ne tai svarbiausia. Svarbiausia, kad vargšai, kurie yra vargšo Jėzaus paveikslas, gauna pagalbą. Tiek medžiaginė, tiek, kas yra nemažiau svarbu, dvasinė. Kad jų širdis patiria meilę ir jie tampa palaiminti. Tai norėčiau padrasinti, broliai sesės, kad nebijotume būti tikri, kad nebijotume būti silpni, kad nebijotume atvirą širdimi ateiti pas Jėzų. Ypatingai Eucharistiją, jei negalime dalyvauti Eucharistijoje mišiuose tiesiogiai, tai galime, čia didelė Dievo malonės dovana, per Marijos radiją dalyvauti net kasdien Eucharistijoje, dvasinę komuniją priimti, dvasiškai susivienyti su Jėzumi ir jo kūnu, kurį sudaro mes visi pakrikštyti ir Jėzų priimantieji. Tai padėk mums, Jėzau, tave pažinti. Padėk mums trokšti tave pažinti, ne kokį nors ypatingą triumfuojantį, bet nukryžiuotą, ypatingai čia žemėje. Kad taip tave mylėdami, taip tave kiekviename silpname, stokojančiame, apleistame, gal net ir nusidėjusime žmoguje matydami, nes tu mūsų nuodėmes užnešiai, kad mus išlaisvintum. Mes būtume apvalomi, mes būtume išgydomi, būtume sutaikomi su tavimi ir su kitais tavomis jo kūno nariais. Padėk mums, Jėzau, nusižeminti po tau galingą ranką, kad tu mus išaukštintum, kai ateis tavo nustatytas mūsų ir tavo susitikimo metas. Jūs klausėte Marijos radijo mylėtojų ir klausytojai laidą Dievas gydo. Su jumis šį pusvalandį bendravo kunigas Antanas Matusevičius. Būkite palaiminti. Garbė Jėzui Kristui.